Rozacija yra lėtinė uždegiminė centrinės veido dalies liga. Dažniausiai serga 30–50 metų suaugusieji, paplitimas populiacijoje iki 10%. Tiksli priežastis pilnai yra neišaiškinta. Manoma, kad ligos atsiradimą sąlygoja keli veiksniai. Į uždegiminį procesą yra įtrauktos kraujagyslės, riebalų liauka bei jungiamasis audinys. Taip pat žinoma, kad paūmėjimus provokuoja cheminiai dirgikliai, ultravioletiniai spinduliai, temperatūrų svyravimai, padidintas arterinis kraujo spaudimas bei stresas. Ligai yra būdingos 4 klinikinės stadijos, kurios vystosi palaipsniui. Pradžioje būdingi epizodiniai veido paraudimai. Ši stadija vadinasi rozacija diatezė. Vėliau šie paraudimai neišnyksta, jų fone atsiranda telengektazijos, tai yra išsiplėtę kapiliarai, po to išsivysto papulės, pustulės. Jeigu yra liga negydoma, gali progresuoti toliau. Dažniausia komplikacija yra rinofima, kai išveža riebalų liaukos bei jungiamasis audinys. Rozacija pacientam patariama vieną kartą per metus okulisto konsultacija, todėl kad liga gali pažeisti ir akis. Ligos gydymas. Pacientui yra paaiškinama vengti provokacinių faktorių, tokių kaip streso, saulės spindulių, teisingai pasirinkti kosmetikos priemonės, saulės apsauginių kremų naudojimas. Skiriami vietiniai ar sisteminiai vaistai priklausomai nuo ligos sunkumo laipsnio. Mūsų klinikoje rozacija gydoma kompleksiškai. Šalia vietinio gydymo taikomas gydymas intensyvia pulsinė šviesa, lazeriu arba taikomas gydymas fotodinaminė terapija. Klinikoje intensyvios pulsinės šviesos procedūros yra kombinuojamos su lazeriu. Lazeris sėkmingai pašalina išsiplėtusius kapiliarus, telengektazijas, intensyvi pulsinė šviesa sumažina difuzinį veido paraudimą. Procedūros yra neskausmingos, atliekamos vieną kartą per mėnesį, vidutiniškai reikia 2–3 procedūrų.